Noriu tavęs paklausti, ar teko keliauti? Ar teko būti tolimose šalise, kur viskas vyksta labai kitaip nei pas mus Lietuvoje? Kur žmonės valgo kitaip, kur sveikinasi, bučiuodami orą arba laikydamasi pagarbaus atstumo. Kur maistas gali būti visiškai toli nuo to, prie ko esame mes pripratę, būdami čia. Ir kaip jautiesi dėl to? Ar vaikštai aplinkui ir sakai, o pas mus Lietuvoje kitaip, o pas mus Lietuvoje, o pas mus Lietuvoje? Ar tiesiog žvelgi tai ir supranti, kad tu esi kažkur kitur? Ir tai yra okei. Tu matai, žmonės gyvena, jie turi savo aktualijas, vertybės ir kažkokias tai vertybės ir visa tai yra okei. Tai vadinasi kultūra, tradicijos ir taip toliau. O ar keliauji savo galvoje, kai bendrauji su žmonėmis? Čia, savam krašte, Lietuvoje. Atrodo, kaip keista, mes taip lengvai priimam užsieniečius. Mes visą laiką 3 kartus paklausim jų, ar jie būtent taip turi omeny, kai sako. Nes jeigu žmogus ne iš Anglijos ir ne iš Amerikos, arba ne iš šalies, kur kalbama angliškai, kyla labai daug keistų nesusipratimų. Bet įdomumas yra tame, kad mes bendraudami pažįstame, sužinome dalykus apie kitus kraštus, kultūras, jų įpročius ir papročius. Kodėl aš apie tai kalbu? O todėl, kad kiekvienas žmogus, kuris gyvena to aplinkoje, jis turi savo pasaulį, kuriame mes esame svečiai, dėja. Ir nors mums atrodo, kad, come on, aš pažįstu tave, aš žinau, kas tu, bet laikas keičia žmonės. Ir kas buvo paprasta, pasidaryti gali labai komplikuota ir sunku. Todėl aš dar kartą noriu užsiminti apie nesmurtinę komunikaciją. Tai yra tokia įdomi tema, apie kurią galima ilgai ir nuobodžiai šnekėti, bet ką būtent noriu iš jos šiandieną ištraukti, tai suvokimą, kad gali būti, kad mes labai dažnai klystame. Mums gali atrodyti, kad mes suprantame. Mums gali būti atrodyti, kad mes žinome, kaip yra iš tikrųjų, nors dėja bus visiškai kitaip. Mums gali vaidentis, kad aš žinau, ką jis turi minyje, ir jau netgi pasmerkti tą žmogų už jo norą arba nenorą būti ryšyje, pokalbėje. Bet kodėl mes užsieniečių klausime 3 kartus, o artimųjų mes kartais neklausime papildomai ne vieno karto. Mes tiesiog nusprendžiame už juos. Nejaugi mums taip svarbu jaustis, kad mes žinome, kaip yra, ir projektuoti savo viziją ant tų žmonių, tarytum jie neturi jokio pasirinkimo pasakyti, kas vyksta juose. Ir netgi tada, kai jie pasako mums žodžius, mes juos interpretuojame pagal save. Neklausime tų žmonių, klausyk, man atrodo, kad aš kažkaip netaip tave suprantu, gal tu gali paaiškinti. Prašau, aš noriu tave suprasti, man tai svarbu. Bet jeigu mes sakysim, ir vėl tu taip, ir vėl ta pati tema, mes galime kalbėti ir taip nesuprasti vienas kitą. Dėja.
Toj pačioj temoje nesmurtinės komunikacijos yra daug kalbama apie poreikius. Poreikius. Atrodo, tai paprastas žodis poreikiai, visi mes turime savų, bet ar mes suprantame jų reikšmę mūsų gyvenime? Kažkodėl tai abejoju. Poreikia. Tai yra dalykai, kurių reikia mums, kad jaustumėmės suprasti ir mylimi. Ir kiekvienas iš mūsų, kaip ir 5 meilės kalbos, gyvename tarytum savo pasakų pily. Pavyzdžiui, vieniems tai, kad jie jaustųsi vertingi, reikia pagyrų, kitiems tiesiog apkabinimo, o kitiems nereikia apkabinimo jokių būdų. Kažkas tai nori prisiglausti ir jausti, kaip mes suprantame tą patį muzikos ritmą arba nesuprantame jo. Kažkam tai norisi tiesiog patylėti ir tyloje paskesti vienas kito supratime. Ir tai yra labai skirtinga. Ir jeigu mes sugebėtumėme žvelgti vieni į kitus kaip į paslaptis, kaip į užsieniečius arba keliautojus iš kitų planetų, iš kitų pasaulio mums svetimų atvykusių čia ir pastoviai klaustumėme jų, ar teisingai aš suprantu tave. Man atrodo, man pasirodė, nes aš turiu irgi savo prizmę suformuotą mano patirčių, todėl į kiekvieną žodį aš reaguosiu visiškai kitaip nei tu. Ir būtent tame susikuria ta komplikacija, kai mes atsisakome išgirsti ir nebematome poreikių neišreikštų vienas kitame. Atrodo, tiek daug nereikia tiesiog paklausti žmogau, kokia kalba tu kalbi, kas tau yra aktualu. Tylos kalba, English, nošk, arba dar kažkokiu kitokiu, galbūt netgi nepažįstamų formatų. Gyvenimas yra labai įdomus, ypač kaip ir įeidami, galvojame, kad einame per paslaptį. O kai mes jaučiamės, kad čia jau viskas žinoma, viskas paprasta, tada mes pasiklystame. Ne pasaulyje, o savo sąvokose. Todėl visus kviečiu įsigilinti į tai, ko mes ieškome, kai mes einame į kontaktą su kitais žmonėmis. Kai mes norime būti tam tikroje bendruomenėje, organizacijoje ar klube. Koks poreikis mumise mums sako, eik ten, tavo vieta su jais. Būtent tame rate. Tai va, pasidalinau pilnaties bangomis ir galbūt tu pajusi kažkokį tai sąskambį su mano mintimis.